Sveiki žiūrovai, stoviu jau eilėje, šį kartą atlėkiau anksčiau, gerą pusvalandėlį jau stoviu, turgus atsidaro 12:30, pilna aikštė mašinų, pardavėjų, keletas net netilpo, nebeįleido, pirmą kartą man taip. Bet gerai, nes tuoj pažiūrėsime, kas gero, ką sumedžiosim, daug papuošalų, daug visokių skarų grandinėlių, nelabai man įdomu. Čia pamačiau bazą, bet jam trūksta skydo. Čia buvo žaislų, batų, keletą apžiūrėjau, bet labai jau padėvėti, sunešioti, tai man netiko. Čia vėl pliušinių žaislų, bet tokie nelabai populiarūs, nedideli, tai 8 svariukai, 10 gal, nerizikavau. Čia keletą kompaktų pamačiau. Kažko ieškojau įdomesnio, bet nieko klausoma man. Tad nuėjau prie kito stalo, pamačiau keletą žaidimų, filmų. Ir vėl nieko populiaraus, nieko madingo. Čianais pamačiau kaladėlės, bet ne Lego, gaisrinė, gaila. Šitų žaislų dėlionių turiu namuose vaikams, tad nieko nepirkau. Turgus jau pilnas žmonių priėjo, eilė buvo ilga, dabar jau visi suėjo, tai sunku ir filmuoti. Randu kokį plyšį ilgesnį, tai pafilmuoju vieną kitą stalą, nes labai jau apstoja. Peržiūrėjęs video, pastebėjau, kad po savęs daug daiktų nepalikau vertingų, vieną kitą. Sakyčiau, geras ženklas, nes anksčiau tikrai 4-6 daiktus pražiopsodavau. Aišku, šį kartą ir daugiau žmonių, čianais dar šachmatus pastebėjau, bet jie nauji 18, tai nieko blogo, matėsi, kad ne firminiai. Jei šachmatus randu, tai apžiūriu medinius, jie įdomesni, gražesni. Čianais pamačiau VHS kasetės, kaip tik Jameso Bondo buvo šita, iš brangesnių, kitos po 5, po 8. Čia viskas pigiai, po 50 centų buvo. Dar pastebėjau dėžutę su vinil kompaktais. Keletą apžiūrėjau, nieko labai populiaraus, kiek aš žinau, šitas brangesnis, West Side, o daugiau, kiek apžiūrėjau, patikrinau, po 5, po 8 svariukus. Čianais žoliapjovė buvo, 30 svarų, nauja 100,
Būtinai paspauskit like, kam patinka, sekite kanalą. Čia pamačiau PlayStation 2 žaidimus, PlayStation 3, bet pigus buvo, kainos surašytos. Čia dar aptikau Hot Wheels trasą. Kaip ir patiko, galvojau, bet porą trasų turim, garažą dar, vietos užima, tai atidėjau kitam kartui. Pac-Manas, 5 svariukai, kaina, sakyčiau, pačiam turėti gera, bet nėra laiko kada žaisti, gal vėliau, o gal reikėjo pirkti. Manau, reikėjo gal nusipirkti, pagalvojus jų mažai ir yra, nesimėto turguose. Čia dar aptikau keletą muzikinių kompaktų, bet niekas į akį neįkrito, apart šito garsiakalbio, skirto iPhone'ams ar iPad'ams. Tai nusipirkau už kelius svarus. Čia žūklės įrankiai. Turguose pasitaiko, bet irgi nedaug. Čia dar pliušinių žaislų buvo po 2, po 3 svarus, tai nepirkau. Čia daugybė kortelių, bet, kaip sakant, nieko nežinau, pirmą kartą matau, tai tiesiog ištraukiau, pasižiūrėjau, grįžęs namo patikrinau. Čia pingūs žaidimai. Nepirkau šitų žaidimų. Kągi, paskutinis stalas apžiūrėtas. Keliausiu link mašinos, judėsiu į namus. Va, ką pavyko rasti turguje. Medžioklė gera, pilna skrinė daiktų. Šitą šautuvą, tokį turiu vieną, bet kai pirkau aš buvo be kulkų, šitas su kulkom, mokėjau 2 svarus 50. Kadangi žinau jo vertę apie 17 svarų internete, tai 2 svarai labai gerai. Toliau kasečių grotuvas. Mokėjau tik 2 svarus. Aiškus, nėra brangus, kadangi firma Omega. Nieko įspūdingo, bet yra kortelė, yra lankstinukai. Tai labai gerai. Toliau šitos raketės. Dunlop. Mokėjau po svarą. Šitą mažesnę truputį. Junior. Jaunesniems. Internete po šitą apie 16. Šitą brangesnę. 20, 22. Stovis geras, nes įdėkliukė. Tai išsilaikė gražiai. Toliau
Ir vėl rašymo mašinėlė. Pavyko sumedžioti, šį kartą labai pigiai, svarą mokėjau. Aišku, reikės valyti. Matos, kad ilgai nenaudota. Valyt, tikrint. Pilna dulkių. Kvapas yra savotiškas toks. Senų namų. Toliau. Šitas raketės pirkau. Ir šalmą dar. Šitą pačią pardavėjo. Ir dar šitą už svarą kolonėlės. Čia jos belaidės. Ant baterijų. Kažkas apie 10 svariukų. Mokėjau svarą. Toliau šitas kontrolius. Kontroliavimo aparatas šildymui. O, net rusiškai rašo, model. Negi čia rusiškas bus. Gal ne, kontrolė. Kaip ir naujas, matosi, nebuvo prisuktas. Yra dar plėvelė. Mokėjau 3 svarus. Įdėti tik tais naują po 40-50. Tai kažkiek reiks pigiau dėti. Toliau Lego paėmiau. Išsirinkau didesnę dėžutę. Kažką įdomiau. 7 svarus mokėjau. Bet ir eBay'ui panaudotas tiek pat įdėtas, plus dar siuntimas 3,50, tai truputį susitaupė. Toliau televizorius, monitorius 10 svarų. Vienas iš pirmųjų pirkinių. Atrodo tvarkingai, 24 colių. Pultelis. Gan gražus. Dabar išpurvinau. Dabar jau. Yra 2 po 60 įdėti ir 2 po 30-35. Toliau kamerytė. Nematyta. Galvoju, bus brangesnė. Bet apie 20. Taip pat ir šitas Kodak EasyShare. Šitas truputėlį brangiau. 20-30 kažkas. Reiks dar pasitikslint kainą. Šitą radiją mokėjau svariuką. Apie 12-10 vertė. Visai gerai, bet aišku jų yra. Bent 10 internete. Hitachi DVD televizorius. Dedasi kompaktai. Tai iš karto brangiau. Mokėjau 10. Bandžiau dar keletą svarų nusiderėti, tai žmogus kainą žino, nenuleido. Pirkau už 10. Aišku, pultelis neoriginalus, bet turbūt veikia. Reiks tikrinti. 35, 45. Tokios kainos panašios. Po to šalmą pamačiau. Nesu matęs tokio kieto.
šalmui laikyti. Kainą pasižiūrėjau maždaug, apie 20-25 kainuoja. Galvojau, kad brangiau pardavinės. Pasiūlė svarą, tai iš karto pasiėmiau. Čia iš to pačio pirkėjo kaip ir kolonėlė, raketės. Ir dar truputėlį Lego į kolekciją. Mašinytė su tramplinu. Ir Lego duplo, pilna dėžutė. Mačiau, yra vienas žmogeliukas. Kaladėlės gražios. Bet nežinau, ar čia tas rinkinys. Yra čia visai kitokių dar spalvų. Su ornamentais. Turbūt iš kito seto. Tai mokėjau 5. Kažkas apie 15, bet pirmą dar vaikai mano pažais. Tai va, tokie šiandien radiniai. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų medžioklių.